formuotų mūsų giesmininkų drauguži mielas, būk ramus šaltos žiemos ranka grublėta, išbandė juos bet į namus. Jie grįž pavasarį saulėtą, drauguži mielas, būk ramus šaltos žiemos ranka grublėta, išbandė juos bet į namus. Jie grįž pavasarį saulėtą. Mes besparniai žemės paukščiai, juos pasitinkam akimis ir vėtrą vėl nujausdami, grėsmingon šiaurėn žiūrim paukščiai, likimas piktas ir nuožmus, dažnai lyg žaislas žmogų mėto, pavydžiu paukščiams į namus. Jie grįž pavasarį saulėtą, likimas piktas ir nuožmus, dažnai lyg žaislas žmogų mėto, pavydžiu paukščiams į namus. Jie grįž pavasarį saulėtą. Jie lėks viršum kalnų ir klonių, jie lėks melsvais dangaus keliais ir vėl kaip pernai nusileis ant seno ąžuolo galiūno ir džiugins jaunus ir senus. Giesmė tiek sykių jau girdėta, išskridę paukščiai į namus. Sugrįž pavasarį saulėtą ir džiugins jaunus ir senus. Giesmė tiek sykių jau girdėta, išskridę paukščiai į namus. Sugrįž pavasarį saulėtą. Tūkstantis 991 sausio 13 naktis, kai aplinkui girdėti tik skriejančių kulkų aidesys, nekaltų žmonių klyksmas, dar visai mažų vaikų verksmas. Tai naktis, kai aplinkui matyti buvo tik kraujo dėmės, pralietos už žmonių laisvę. Dar įkaitusių kulkų nutiestas takas, tai naktis, kai aplinkui skamba tik du žodžiai - Lietuva ir laisvė. Šiandieną Laisvės gynėjų dieną mūsų kultūros centre pradėjo Amelija Maldžiūtė ir šokių kolektyvas Erdvė, jų vadovė Renata Grigeniecienė. Mūsų Laisvės gynėjų dieną pradėkime Lietuvos Respublikos himnu. Yeah.
1091 metų sausio 13 naktis. Beginkliai Lietuvos žmonės oriai atlaikė brutalų sovietų kariškių puolimą. Ginkluoti desantininkai puolė bokštą apjuosusius žmonės. Jiems padėjo tankai ir šarvuočiai, važiavę tiesiai į beginklių žmonių būrį. Daugybė žmonių, nepaisydami grėsmės savo gyvybei, puolė gelbėti sužeistųjų. Apie 1000 žmonių patyrė įvairaus sunkumo traumas, šautinės žaizdas, pjautinius sužeidimus, sumušimus, kaulų lūžius, neteko klausos. Ta naktį Vilniuje nuo šautinių žaizdų arba po tankų vikšrais žuvo 14 drąsių, daugiausiai jaunų nepriklausomybės gynėjų. Tai Loreta Sanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maculevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Vytautas Koncevičius. Pagerbkime jos tylos minutę. Dėkojame. 1991 m. sausio 16 d. vyko aukų laidotuvės. Juose dalyvavo 100 000 žmonių. Buvo skaičiuojama, kad palydėti žuvusiųjų atėjo beveik 500 000. Tai buvo pagarbos žuvusiems parodymas, o kartu lyg savotiškas referendumas už Lietuvos nepriklausomybę. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis iškilmingame 2017 m. Laisvės gynėjų dienos minėjime Lietuvos Respublikos Seime pabrėžė: sausio 13 mūsų atmintyje giliai įsirėžusi skaudžios netekties ir drauge didvyriškos aukos patirtimi. Ji primena mums, už ką žuvo arba sunkiai nukentėjo tiek Lietuvos vaikai, kurių atminimą kasmet pagerbėme iškilmingais minėjimais. Už tėvynės laisvę, už savo valstybę, už šalies ateitį šie mūsų broliai ir sesuo paguldė savo galvas arba prarado sveikatą. Žodį tarti į sceną kviečiu Švenčionių rajono savivaldybės merą Rimantą Klipčių. Mėly švenčioniškiai, visi šio garbingo minėjimo dalyviai. 91-ųjų įvykiai liudija, kad 91-aisiais sausio 13-ąją buvo paaukota didelė žmonių kaina, gyvybės kaina už šiandienos laisvę, kurią dabar turime. Ir turbūt ta data yra įsirėžusi kiekvieno lietuvio gyvenime, kiekvieno Lietuvos piliečio gyvenime. Ji yra viena svarbiausių datų mūsų tautos istorijoje. Turbūt kiekvienas skirtingai prisimename 91-ųjų įvykius. Kažkas juos prisimena ir išgyvena vienaip, kiti galbūt buvo dar maži ir tų laikų neprisimena. Vyresnieji turbūt juos išgyvena puikiai, kažkas galbūt tuo metu vyko prie parlamento, kažkas vyko prie televizijos bokšto. Turbūt tie įvykiai parodo, kiek daug gali susitelkusi bendruomenė, vieninga bendruomenė. Ir šiandien dieną, matydamas tiek daug jūsų šiandien šioje salėje, tikiu, kad ši diena yra ypatinga jums. Ir ta auka, kuri vyko 91 metais, sausio 13 dieną, tikrai liks jūsų atmintyje labai ilgai. Tuo pačiu prisimenu ir savo sausio 13, kaip aš ją mačiau. Tuo metu man buvo 5 metai, atrodo visiškai mažas vaikas, iš 5 metų, ką ten galiu prisiminti. Bet tuos įvykius sausio aš prisimenu kuo puikiausiai. Prisimenu Lietuvos radiją, prisimenu Lietuvos televiziją, prisimenu išgyvenimus, kuriuos tuo metu kalbėjo visi. Turbūt nebuvo Lietuvoje nė vienos šeimos, kuri nekalbėtų apie sausio įvykius. Visi laukė, buvo kažkoks
toks susitelkimo, susikaupimo momentas su nežinia, o kasgi bus po to. Visi lyg ir jautė, kad kažkas turi įvykti, kažkas grėsmingo, bet kas, iki galo niekas nežinojo. Ir kai parodė tolimesnį įvykių seka, iš tiesų didelės drąsos, didelio pasiaukojimo dėka, Lietuvos žmonių tvirtybės dėka, vienybės dėka, pavyko beginklėmis rankomis, susitelkus, stovint šalia vienas kito, susikabinus, nugalėti tokį didelį priešą, kuris į beginklių žmonių minę rėžėsi tankais, šarvuočiais, automatų šūviais, tačiau neišgąsdino paprastų Lietuvos žmonių, kurie turėjo didžiulę valią, didžiulę tvirtybę. Ir aš labai tikiu, kad ta dvasia per 30 kelis metus neišgaravo. O jeigu jinai karts nuo karto nusilpsta, tai visiems labai linkiu sugrįžti prie tų ištakų, prie tos tvirtybės dienos, kuri buvo 91 sausio 13. Prisiminti aukas, kurios savo gyvybę paaukojo dėka laisvės. Jie nebijojo mirti, nes jiems drąsa, jiems laisvė buvo aukščiau už tą pasiaukojimą, kuris tuo metu įvyko. Todėl šiandien dieną labai džiaugiuosi jūs visus matydamas, džiaugiuosi, kad jums šis minėjimas yra labai svarbus, džiaugiuosi tiek daug matydamas jaunimo, kuris taip pat atėjo, labai džiaugiuosi, kad tėveliai, seneliai jos atsiveda, kad jaunai kartai kalba apie tuos įvykius, nes jie yra be galo svarbus mūsų tautos istorijai, kuri, kaip žinote, tęsiasi daugiau kaip 1000 metų. Todėl labai dėkoju ir ačiū, linkiu visiems gražaus minėjimo. Dėkojame merui. O dabar kviečiame pasižiūrėti šokio spektaklį Aš esu karys, kuriame dalyvauja mūsų jaunimas. Pakalbinome šio spektaklio režisierę ir choreografę, mūsų kraštietę Neringą Bečelytę. Jis sakė: myliu savo šalį ir gimtinę, todėl nusprendžiau šokio spektaklį kurti savo mieste, Švenčionyse. Įtraukti jaunimą į kūrybą, meną, bendravimą ir bendradarbiavimą. Džiaugiuosi, jog tiek daug nuostabaus jaunimo sutiko dalyvauti šiame šokio spektaklyje. Šie jauni žmonės yra didelis, aktyvaus, pozityvaus, geranoriško, drąsaus žmogaus pavyzdys. Pagrindinė šio šokio spektaklio mintis – meilė, pagarba tėvynei. Ką jaučiame, kai mūsų šaliai kyla pavojus, kaip elgtis, kai ją reikia ginti. Aš esu karys. Šio spektaklio metu viskas suksis aplink emocijas, drąsą, ryžtą ir meilę. Tikiuosi, jūs, žiūrovas, pamatys ir pajaus savo emocijas, su kuriomis susiduria kiekviena diena. Ir žinoma, šiuo spektakliu noriu garsinti Lietuvos kariuomenės vardą bei patriotiškumą. Šokio spektaklis Aš esu karys.
debesys ant kalno, te dangus ir žemė, mūsų dvasią saugo, šokių pušys, negana pasaulio, saulė tokia, per žemę ir vandenį mūsų užkampė, laikyla ir leidžiasi pati traukiniai, iš triukšmo į ugnį, čia mūsų namai, čia gimėme būti ir šokti tūkniais, miško dvasios saugo, balto vėjo laikė, debesys ant kalno, te dangus ir žemė, mūsų dvasios saugo, šokių pušys, negenda pasaulio, šokių tūkniais, miško dvasios saugo, balto vėjo laikė, debesys ant kalno, te dangus ir žemė, mūsų dvasios saugo, šokių pušys, negenda pasaulio. Oi šermukšnio, kur tu augai tarp balių, kur tu augai tarp balių, tarp šių žalių samanų, tarp šių žalių samanų. Oi matuši, kam tu mane auginai, kam tu mane auginai. Ir tris trūvas nukalai, pirmą triūvą triūvijo iš kiemelio išjodams, iš kiemelio išjodams, antrą triūvą triūvijo per atšlaimą jodamas, per atšlaimą jodamas, trečią triūvą triūvijo prie vaiskelio pristojęs, prie vaiskelio pristojęs, man žirgelis užvinko, visas vaiskas sužiūro, visas vaiskas sužiūro, ir sužiūru, kariuomenė į mane, kariuomenė į mane, ir ateik žuvedų puls narsiųjų, žuvedų puls narsiųjų, kai ant plečiaus sustojom, žuvedus iškapojom, žuvedus iškapojom, mūsų Katkus labai duos, tikras buvo karalius, tikras buvo karalius.
trys paros be miego, protas išėjęs, kuprinė menė, kiški ir brolis apkasai gilino, laikas sustojęs, kantrybės nėra, bet drąsos vis dar pilna, net kai iš dangaus artilerija slinga. Tu karys, tu daugiau nei žmogus, kai tai ką tu nuleidi, kai karas pakelsi ginklus, nes tu žetonai širdį mylimoji, ar žino jinai, kad dėl jos tu kvėpuoji, pavargęs išsekęs uodų pragare, tikrovė dėja ne tokia kaip kine, uikai pagal dromo tu apkase, tu dangu šarvuoti ar karinė laive, bet vis tiek parako dūmais, persmilkę rūbai tau 1000 kartų brangiau, nei geriausiai kostiumai. Tu pametei raktus, jau savaitę nemačiau tavęs grįžtant į namus. Šitas miestas toks patogus, jis neklausia, jis tik klauso apie svetimus vardus. Kas diktuoja tavo kelią? Jei manai, kad tai tu, palauk, aš nusijuoksiu. Kas dainuoja tavo vardą? Jei manai, kad tai aš, tuomet čia paskutinis kartas. Kas nors tave ar lauks pabaigoje?
paskutinis kartas. Kas diktuoja tavo kelią, jei manai, kad tai tu, palauk, aš nusijuoksiu. Kas dainuoja tavo vardą, jei manai, kad tai aš, tuomet čia paskutinis kartas. Ar tu pametai raktus? Jau savaitę nemačiau tavęs grįžtant į namus. Šviesi saulė.
trispalvė, liepsnojanti tavo valia tamsiausią naktį. Manyje tautos kraujas plieno upėmis teka, kalba vyčio dvasia. Geležim krūtinę dengia nematomi praeities brolių šarvai. Žinia žaibiškai perduoda negestantys tikėjimo augurai. Aš oras. Esu visur. Palaikau tavyje alsuojančių jėgų kaitrą. Tamsoje savo kibirkštis barsto galingi, aitvarų sparnai. Žodis ir tavo jėga niekada nepavargstanti veikti, negestančią šviesą nešiojantis savyje, apsijungia tautos kariai. Aš tyla, kai nurimsta blaškančios mintys ir tu žengi lemiamą žingsnį, kai ledo žemė tau kalba sava praeitim. Aš tavo šaknis, ąžuolų kaip milžinų gretose, kruvina praeities auka, dabar drąsa be baimę, vaiguose ir vėl atgims. Aš nepalankus vėjai ir siaučiančios atšiaurios audros, neperžengimo vandens siena, pakylu bangomis, kai tu grįžti į saugų uostą. Ir nurimstu, kai pradingsti nepastebėtas mano gelmėse, juodai žalčiais atvirtęs. Ugnies ir ledo įtvarai skraidau sparnuotais. Stichijose gimiau, iš ten visų jėgų semiuosi. Taikoju su savo broliais aš pilį statau. Nelaukdamas pavojaus, kaunuosi narsiausiai. Aš ateinu atliepdamas į šauksmą tolimiausią. Ir šiandien pasitik mane kaip laisvę savyje. Aš tavęs lauksiu. Jau 33 kartą lenkiame galvas, gėrėdamėsi jų žygiais visam pasauliu. Skelbiame, niekada nebevergausime ir visomis jėgomis ginsime tėvynės laisvę. Norime nuoširdų ačiū pasakyti visiems šio minėjimo dalyviams. Tai Amelija Maldžiūtė, Švenčionių Juliaus Stiniaus meno mokyklos šokių kolektyvas Erdvė ir vadovė Renata Virgenicienė. Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų didžiosios kovos apygardos 8 rinktiniai Švenčionių 808 kuopos kariams, na ir žinoma, Neringai Bečelytei ir mūsų jaunimui. Na ir į sceną kviečiu dar kartelį mūsų rajono merą Rimantą Klikčių. Gerbama Neringa, mielas kolektyve, mėly žiūrovai, nežinau, man tai šiurpas ėjo per nugarą, nežinau kaip jums, bet iš tikrųjų emocija buvo labai stipri. Jūs kaip visada nuostabus
jūs kaip visada sugebate pertikyti žiūrovams viską, ką norite. Iš tiesų labai nuoširdžiai dėkoju, ačiū už tokią suteiktą dovaną, už tokį nuostabų spektaklį. Dėkui jums labai. Dėkojame. Į sceną kviečiu Švenčionių miesto kultūros centro direktorių Aurimą Baliukonį. Tikrai labai ačiū už tokį gražų reginį. Šitą spektaklį reikia rodyti visiems, kad visi matytų. Tegul karas būna scenoje, tegul nebūna karo mūsų gyvenime. Ačiū Jums. Na, tai matau dar didelį būrį žmonių su gėlėmis, norinčių turbūt įteikti tiek neringai gėlių, tiek pasakyti mūsų žaviam jaunimui dar kartelį, jūs nuostabūs. O visiems žiūrovams, ačiū, kad buvote, ačiū, kad dalyvavote Laisvės gynėjų dienoje. Gražaus likusio šeštadienio.